Šio projekto pagrindinis tikslas - naudojant skaitmeninius įrankius ir jų pagalba sugrąžinti jau prarastus kultūros paveldo objektus ir taip didinti turistų srautus Akmenės rajone. Šiandien ir organizuojame mokymus, inovacijos ir skaitmeniniai įrankiai - tai kelias į turizmo proveržį. Džiaugiamės nemažu interesantų kiekiu, stebint iš užsiregistravusių, galime sakyti, jog tikrai sulaukėme besidomenčių iš viso Šiaulių regiono, turime užsiregistravusių ir iš saugomų teritorijų direkcijų atstovų. Tai tik įrodo, jog skaitmeninimo tema yra aktuali ir įdomi turizmo srityje dirbantiems specialistams. Esu Naujojoje Akmenėje, šiandieną pradedame ES finansuojamus mokymus inovacijų tema, inovacijų turizmo sektoriuje tema. Turime begalę dabar pasirinkimų, kaip tiek palengventi darbą, tiek ir sudominti turistus. Ir turbūt reikėtų atrasti pagrindinę tą pusiausvyrą tarp maksimalaus inovacijų naudojimo ir tarp to, ko reikėtų turistams. Todėl pagrindinė mokymų žinutė būtų tvarūs sprendimai. Kodėl tvarūs? Nes mes labai dažnai prikuriame inovacijų, kurios paskui nėra naudojamos, kurių mes neturime galimybės aptarnauti. Todėl yra labai svarbu pasirinkti tuos sprendimus, kurių ieško mūsų vartotojas. Tai yra susiję ir su turizmo rinkodara, ir su vartotojų pažinimu, ir tuo pačiu laikas susipažinti su pilnu inovacijų spektru, kad galėtumėm sau atsakyti klausimą. Kas yra svarbiausia, ką naudoti yra svarbiausia ir pats svarbiausias klausimas, o ko vis dėlto nori mūsų turistai.